Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija pirmą kartą gegužės 1-osios eiseną, pažymėdama Tarptautinę darbo dieną, surengė Palangoje. Joje dalyvavo per 500 įvairių profesinių sąjungų narių. Organizatorių teigimu tai ne tik šventė, bet ir priminimas, kad darbuotojų teisės ir interesai turi būti saugomi, ginami, o gegužės 1 ir toliau turi būti laisvadienis. Kiek mažesnė eisena surengta ir Vilniuje. Profesinių sąjungų atstovai pabrėžia, kad vykdant reformas ar perskirstant valstybės biudžetą, svarbu, kad sprendimai nesikirstų su socialiniu teisingumu, kad taupoma nebūtų darbuotojų sąskaita, kad jie ne tik gautų orų atlyginimą, bet ir turėtų saugias darbo sąlygas. Lietuvoje gegužės 1 šventinė diena paskelbta 2001 metais. Mums, Lietuvos gyventojams, gegužės 1 ypatingai svarbi diena, nes prisiminkim, iš kur kilo šita šventė. Iš Čikagos skerdyklų, kuriuose dirbo lietuvių emigrantai. Baisiom, žiauriom, siaubingom sąlygom. Vieną lovą dalindavosi 2 žmonės. Vienas dirba, kitas miega, vienas dirba, kitas miega. Mums dar šita diena svarbi ir dėl to, kad tai mūsų teisių ir jėgos ir vienybės diena. Pažeidimų darbo santykiuose yra gausu. Darbo inspekcija kasmet skelbia tūkstančius tokių pažeidimų. Darbo ginčų komisijos, pažiūrėkit statistiką, daugiausia ginčų dėl atlyginimų neišmokėtų arba iš dalies neišmokėtų. Tai iš tiesų darbo profesiniams sąjungoms yra pakankamai. Gegužės 1-osios eisenos rengtos ir kitose pasaulio šalyse. Atėnuose